programa jums prieš akis, tai vadinasi treniravimo sistemos, antrosios pakopos studijų programa. Ir aš esu ne šiaip sau, esu tos programos produktas, tai tikrasis treneris. Ir kai mane kreipėsi treneriu, aš labai džiaugiuosi, kadangi visas kompetencijas, kurias man pavyko pasiekti, tai buvo ne tik tai praktinė veikla, bet ir studijos universitete, žinios įgytos universitete, nes galimybių dirbti šalia kažkokio tai stipraus eksperto, žinomo trenerių, kaip kad kitiems man nebuvo. Aš turėjau gilintis, daryti tyrimus, ieškoti atsakymų ir man juos pavyko surasti. Taigi 17 metų dirbau treneriu, jau būdamas daktaru, turėdamas ir pirmos pakopos, antros pakopos studijų žinių. Ir nuo praeitų metų prisijungiau prie jūsų universiteto. Tikrai didžiuojasi tuo, džiaugiuosi būdamas geram kolektyvui ir džiaugiuosi matydamas tikrai žingeidžius studentus. Turiu pasakyti, kad šiemet 5 treniravimo sistemų magistrai sėkmingai apsigynė savo darbus ir 10 yra įstojusių, kurie baigė pirmą kursą. Taigi iš to, ką aš matau, dažniausiai tai būna žmonės, kurie jau turėdami kažkokį tai bakalauro studijose supratimą, kaip taikyti metodus treniruočių įvairiausius, šiek tiek susipažinę su trenerio darbo, ieško geresnių, tobulesnių būdų, kaip tyrimų metu į treniravimo mokslą dar labiau pasigilinti ir kad patys jau pradėtų kurti metodikas. Ir aš galvoju, kad jiems tas pavyksta. Neskaitant manęs, jūsų ir mūsų universitetą baigė ir daugiau žinomų trenerių ir ne tik tai krepšinio, kaip kad aš esu, tai Ramūnas Butautas, kuris tikrai žinomas yra Europoje krepšinio treneris, ir Evaldas Kondratavičius, kuris sėkmingai dirbo ilgą laiką Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai ir užsienio klubuose, bet ir aktyvūs sportininkai, tai Virgilijus Arakna ir Austras Kujytė ir dar visai kitų. Taigi prie to, kad čia yra puikiai galimybė derinti savo tyrimus, gilinti savo žinias, aš manau, kad yra dar ir dekanai turbūt pritars, yra dar ir galimybė toliau sportuoti, kadangi tas laikas 23 metai, kada sporto dar galima ir neužleisti, ir jo nereiktų užleisti, ir sudarytos tikrai puikios sąlygos tą vienu metu daryti. Taigi, mūsų studijų programa vykdoma nuolatinė studijų forma, studijų trukmė yra metai, suteikiama kvalifikacija sporto magistras. Planuojamas vietų skaičius valstybės finansuojami yra 10, 2 vietos, kurios yra valstybės nefinansuojamos. Minimalus studentų skaičius yra 10 ir metinių studijų kaina, turbūt jums irgi aktuali yra 4686. Nepaskaičiavau, kiek eurais, gali greitai persiskaičiuoti, susižinosit. Taip, viena reiktų dalyką pastebėti, kad jeigu bus surinkta mažiau kaip 6 studentai, studijos bus nevykdomos, bet paprastai to nebūna, kadangi studijos yra tikrai patrauklios ir jos yra unikalios, kadangi Europoje mes daug keliaujam ir kuriam ir jungtinės programas, ir vykstam į Erasmus studijas. Analogiškos programos ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje nelabai surasi. Taigi, dažnai studentam kyla klausimas, kuomet jie ateina į šitą studijų programą, o kokios mes temose galėtumėm plėsti savo žinias, kokios temos mums galėtų būti įdomus, ką universitetas galėtų pasiūlyti, kad būtų galima toliau tyrinėti ir rašyti savo baigiamuosius darbus. Taigi, universitetas yra paskelbęs net 7 temas, kurios štai čia išvardintos, tai sporto, tai sveikatos molekulinė biologija ir genetika, aerobinio metabolizmo greitosios adaptacijos fiziniams krūviams ypatumai priklausomai nuo amžiaus, lyties, treniruotumo, norio ir sveikatos būklės, treniruotės proceso kontrolė ir kompleksinės funkcinės būklės vertinimas, sportininkų griaučių funkcinės būsenos gerinimas naudojant elektrostimuliaciją, pasyvaus pėdų lankstymo judesius, laikiną kraujotakos sustabdymą bei kitas poveikio priemonės,
sportinių žaidimų komandų sisteminis valdymas, sportininkų treniravimo sistemų, sportinio parengtumo, varžybų veiklos sąveikos optimizavimas ir greitumo ir galingumo ugdymo technologijos. Manau, kad kai kas skamba galbūt šiek tiek ir sudėtingai, bet kada jūs susitiksit su vadovais, kurie koordinuoja šitas temas, jums tikrai labai paprastai išaiškins, pristatys tyrimo galimybės, aparatūrą ir tikrai suras tą tyrimui reikalingą kontingentą, kurį jūs iš tikrųjų galėsit, galbūt norėsit ir atlikti kažkokią tai atvejo analizę, galbūt ir savityrinės, jeigu jūs be abejo esate išskirtiniai ir didelio meistriškumo sportininkai. Taigi, jau buvo pristatyti ir kitų programų tikslai, mūsų programos tikslai yra labai panašus, kadangi jie turi atitikti keliamus reikalavimus, tai yra bendrosios kompetencijos ir dalykinės kompetencijos, tai ir mokslinis pažinimas, ir idėjų valdymas, ir komunikacija, siekiame lyderystės ir pokyčių valdymo, nuolatinio profesinio mokymus ir asmeninio tobulėjimo, na ir dalykinės kompetencijos, kurios susietos būtent su treniravimo mokslu, tai žmogaus organizmo sandaros ir funkcijų sąveikos pažinimas, sportininkų treniravimo ir naujausių technologijų taikymo pažinimas, tiriamoji veikla, sportininkų treniravimo veiksmo valdymas. Ir studijų planas, tai yra 8 moduliai ir kiekvienam moduliui kiek yra skiriama kreditų, jūs galite pasižiūrėti ir treniravimo sistemo antros pakopos, kur yra internetiniam puslapyje. Taigi, be abejo, baigiamasis darbas apima didžiausią kreditų skaičių ir kontaktinio valandų kiekis jis yra žymiai mažesnis nei kad mokantis bakalauro studijose, daug yra savarankiškų darbų, daug yra dalykų, kuriuos galima atsiskaityti ir konsultuotis su modulius koordinuojančiais dėstytojais. Ir turbūt įdomu jums be abejo priėmimo tvarka, tai privalomas reikalavimas yra pirmos pakopos universitetinių studijų programos baigimas, tai yra bakalauro kvalifikacijos laipsnio turėjimas. Konkursinio balo sandara yra sudėtinga, bet jūs ją surasit interneto klinikoje ir už tai yra skiriami papildomi balai, tai už publikacijas mokslinių straipsnių, nurodytuose leidiniuose, už pranešimus tarptautinėse konferencijose, už vieną ir už du, jeigu jūs esate bendraautoriai, tai irgi yra puiku. Ir be abejo papildomi balai už sportinę veiklą. Tai kaip jūs matote čia, pasaulio ir Europos čempionatų dalyviai, tų sporto šakų, kurių trenerius rengia Lietuvos sporto universitetas, yra skiriamas didžiausias skaičius, 2 balai, Lietuvos rinktinės nariai, jeigu esate, 1 balas ir pusę balo papildomai gaunate už Lietuvos čempionų vardus. Ir turiu pasakyti, kad ir už pirmą, ir už antrą, už mokslinę veiklą ir už sportinę veiklą balai yra sumuojami. Taigi, datos ir terminai, aš jums tik tai primenu, kad jūs nepavėluotumėt, labai greitai prasideda prašymo teikimas ir jis truks iki Liepos 4 dienos. Konkursinio balo skelbimas suminis tas visas pažymys Liepos 8 dieną, apeliacijos, studijų sąrašų skelbimas ir įforminimas, jeigu jūs pasirinksit, vyksta tada. Taigi, kviečiame studijuoti ir